Taigi turim 10 km. 25 km. Turim kažkur 5 km. Turim 44 km. Labas rytas. Neturiu laikrodžio. Turim po 8:10. Bėgimo startas yra 1 valandą. Ką dabar planas toks? Pasidaryti pusryčio, išgerti elektrolitų ir pasiskolinti laikrodį ir lėkti trasą. Oras nusimato geras, nedebesuota, tik vėjuota ir nusimato labai daug kilometrų. Nu ką, nesu bėgęs tokio atstumo, bet manau, kažką išgimdysim. 51 km trailo, važiuojam pasimti laikrodį ir važiuojam į startą. Ten pažiūrėsim, kas vyksta. Kad šitą trasą išbėgti ir nepasiklyst, reikalinga žemėlapis laikrodį, bet mano Garmin laikrodis neturi tokios funkcijos, tad pasiskolinau iš Povilo, Sautadas Povilui. Susirinkęs visą įrangą keliavau į keltą, ten nusipirkau bilietą. Jau galvojau, kad nespėjau į keltą, bet... Kur numeriukus išsiimti? Vaikšto aplinkui. Ten bus tos durys ir registracija. Va ten, kur laikyti. Ai, super, ačiū labai. Sveiki. Donatas Budrikis. 50. Super, ačiū labai. Pasiėmiau maišelį, ten radau savo numerį, vaikutę ir dar visokių nesąmonių. Kadangi yra daug skirtingų kilometražų bėgime, kol laukiau savo starto, startavo 30 km varžybos ir finišavo pirmieji pusmaratonininkai. Bet ilgai netrukus ir pačiam teko stoti prie starto linijos. O, dirbam. Taigi turim 10 km, liko 41 km. Nuotaikos puikios, vandens yra, ką tik batonėlį suvalgiau. Nuotaikos puikiai, gražus vaizdai ir gera nuotaika. O šiaip tai kažkaip dar visai normaliai, jeigu yra einant toliau. Mano brolis geriausias, matėt? Taip. Matėt, koks jis greitas? Tai va, turim 19 km, ties 14 km turėjom stotelę ir visiškai nebuvau pasirinkęs tokiam snacks asortimentui. Kaip nubėgęs 15 km, galvojau tikrai viskas suvalgys ten. Ko pasekoje buvo biški persistengta. Tiek su gėrimais, tiek su snacksis įsijungė mano lietuviškas mentalitetas ir tiesiog pradėjau viską kišti burną ir į kišenės.
išgėriau ten nežinau kiek litrų vandens ir supratau savo klaidą tik padėjęs pirmus žingsnius nuo stotelės. Bet gerai, užsitaisiau pilną vitaminų, pilną elektrolitų, tai dabar dar turiu visus savo gelius. Jaučiuosi puikiai, nežinau, net įtartinai puikiai jaučiuosi. Sekam 19 km pajūriu. Nu ir ką, judam kur tau, sakom. - 25 km. Turėjom antrą stotelę. Šįkart nepersivalgiau. Susivaldžiau. Įsidėjau į kišenę tik tai vieną saldainį. Žodžiu, judam toliau. GoPro batarėja baigėsi krauti. Pabandysiu pataupyti link finišo. Arba kai vemsiu kažkur. Žiūrėjom. Turim labai gražų vaizdą. Žodžiu, turim kažkur 5 km. Nu, jėgos, sakyčiau, jau taip nėra pačios geriausias. Bet dar keliukų liko. Žodžiu, bėgam, dar liko kokie 5 km kitos stotelės, kuri bus 5 km ruožė. Liko daug. Jėgų nebedaug. Bet bėgu ne vienas. Mačiau priekį biškį yra ir už manęs dar biškį. Blema, kaip gražu. Žodžiu, laikomės ir susimatysime, kai kažkas vyks. Ai. Turim 44 kilometrus. Gražu. Biškį tamsa. Baisu bėgti. Vos nepasiklydau vienoje vietoje. Bet o gerai, liko labai mažai iki stotelės. Biškį atsigausime, išpavalgysime ir liks magiškiai 5 km. Davai. Taip, mane. Ačiū. Tai va, prabėgau tuos 50 km. Čia įdėsim Strava postą kažkur. Jau spėjau atsigauti, kojų nebeskauda, viskas gerai. Turbūt buvo vienas sunkiausių mano bėgimų, kokie esu bėgęs. Bet ir pats smagiausias. Kažkokį ilgo pamokslo aš čia nepasakosiu galę, tai tiesiog palaikinkit, pasubscribinkit ir parodykit videoką draugui.